To negali, nebent tik Dievas. Gerai, Jėgai. Dievas, pasimelsk drauge su manimi. Ne, Tomai, ne. Jis manęs neišklausys. Kristovas kaip tik, Jėgai, išklausys. Ne, Tomai, jis manęs neišklausys. Štai mes viešpatį klubo prieš tave. Ne, jis neišklausys manęs. Išklausys, Jėgai, tu privalai man padėti. Jėgai! Tomai, ne! Pasistenk! Galiu melstis! Dieve mūsų, žemės dėvis mūsų, Bogų šitai, bet leisime nusikaltęs kitas išlečiame. Suspjauta. Labai geri. Tau rūpėjo, kaip aš gyvenu. Tiek dabar, tiek anksčiau. Gerbėmieji, šį vakarą buvo mums taip gera ir taip nuostabu. Didžiai gerbėmieji berniukai. Šį vakarą šiame spektaklyje ne vienas iš mūsų daugeliu pažvelgė į save ir daug prasmingiau suprato gyvenimą. Mes iš tikrųjų šiandien tapom sąžiningesni, darbštesni, draugiškesni, atsparesni. O užgesus teatro rampos šviesoms, visada žinokite, kad esate laukiami žmonių. Tiek spektaklį matydami, turėdami tokią gražią galimybę, bet ir šiek tiek liūdna, kaip ir visada po didelės gražios šventės. Taigi, visgi šiandien dar švenčiame ir noriu, kad mes visi padėkotume pagrindiniams dalyviams festivalio, kurie, kai kurie 28 metus, kai kurie mažiau kartų, bet ištikimai, tradiciškai pavasarį, kovo mėnesį keliauja į Rokiškį ir rodo savo geriausius spektaklius. Kadangi šiandien salėje sėdi Šiaulių dramos teatro aktoriai ir visas kolektyvas, kadangi sėdi salėje įvairių teatrų atstovai atvykę atsiimti nominacijų, manau, kad paplokime, padėkodami jiem už tą dalyvavimą ir kartu pasveikinkime su artėjančia teatro diena. Rokiškėnai labai profesionaliai vertinam, ar spektakliai tokie geri, o mes jų nesuprantam. O tikra tiesa tai yra, ir ją žino tik tai aišku mes, žiūrovai ir jie aktoriai. Tai būtų sekančiais metais ne žiūrovo prizas, bet gurmanų prizas, kaip ir vardinu turbūt Šiaulių teatro šiandien. Taip, kad Rokiškėnais 29 festivalis bus ne žiūrovo, bet gurmanų prizas. Mes jį palaikysim, steigsim. Reikėtų čia šiandien užlaikyti, pasakojant apie mūsų žiūri darbo peripetijas. Todėl iš karto leiskit pradėti su nedideliais komentarais. Antras precedentas mūsų festivalio istorijoje, kai vienas prizas atitenka ne vienam aktoriui. Perspektyviausiams aktoriams Karoliui.
aktorė Eglė Gabrėnaitė papasakojo vieną istoriją, kad antrame mūsų festivalyje jinai gavo prizą kaip simpatiškiausia aktorė. Ir labai pergyveno. Pergyveno todėl, kad ne prizą už moters geriausią vaidmenį. Kada jinai prieš keletą metų gavo prizą už moters geriausią vaidmenį, ji labai pergyveno, kad nebegali gauti prizo simpatiškiausiai aktoriai. Seimo narį Algirdą Dulėną. Ačiū. Labai. Ir buvau paskutinis gavęs ir nežinau, aš taip įpratęs, bet labai norėčiau padėkoti aukščiausiam kūrėjui dėl 3 paprastų dalykų. Nes jis yra, antra, nes jis yra visada ir trečia, nes jis visada yra čia. Tai ačiū aukščiausiam už tai, kad veda ir lydi. O kas liečia patį spektaklį, norėčiau pasidalinti tokių pastebėjimų. Spektaklis buvo apie žmogiškumą. Ir aš nežinau, kaip yra su talentais. Tikrai nežinau, ar jais ten gimstama, ar tampama, ar užsidirbama, ar įgyjama, tai ar nuvogiama, ar pasiskolinama. Aš nežinau. Žinau tik tiek, kad žmogumi gimstama, žmogumi tampama ir žmogumi išliekama. Ir tik tai žmogus gali įkvėpti kitą žmogų. Ne žmogienas, ne šuniekas, ne patsukas, o žmogus. Todėl ačiū visiems už žmogiškumą. Pjesę Hanana Kelkis Reik, režisierius Rolandas Augustinas. Labai daug dirbo Algis ir į festivalį mes jį atvežėm tiesiai iš reabilitacijos po sunkios operacijos. Tai ačiū Jums, kad įvertinot jo pasiaukojimą ir iš tikrųjų tokį atsidavimą į darbą. Ačiū. Šiltą priėmimą mūsų teatre. Bet kadangi jis negalėjo atvykti, nes dabar vaidina kitame teatre, tai yra Atelės, kitam Lietuvos gale, taip sakant, skaitė ačiū. Bonavičiūtė. Taip susiklostė, kad įvairių priežasčių ji išėjo į pensiją, paliko teatrą. Prasidėjo ilgos paieškos. Ir daug aktorių mes tiesiog klausėm, kvietėm, prašėm, viliojom. Ir visgi galutinė taip jau susiklostė, kad tas vaidmuo atiteko Inesai Kuliulytei ir ko mes labai džiaugiamės ir ypatingai džiaugiamės, kad jūs tą visą mūsų paiešką, darbą ir jos sukurtą personažą įvertinote. Labą vakarą. Mėjus priimti dovanas ir prizą, nes dabar labai visi užsijėmė, visi keistuoliai. Šiandien ir rytoj vakare pas juos vyksta teatrų ateinančio teatrų dienos proga Zenonų teikimo ceremonijos. Va, o mes pakviesti esam ir važiuosim rytoj ir perduosim jiem, nuvešim. Prašau labai padėkoti komisijai už įvertinimą. Prizą atsiima šiandien Oskaro Koršunovo Vilniaus miesto teatras už spektaklį inscenizaciją pagal Šekspyro Audra ir kitus jo kūrinius Miranda, režisierius Oskaras Koršunovas. Šiandien perdu tokius žodžius, kad Rokiškio šitas festivalis vadiname Žemdirbiams. Mūsų teatrui yra kaip pradinis taškas, nuo kurio mes pradedame visą savo festivalių gastrolių metą ir mes tikėkimės, kad šis festivalis niekada nesibaigs, nes tai yra atskaitos taškas mūsų teatrui. Dėkui. Festivalis buvo įvertintas spektakliaus aktorius apdovanojimas prieš porą metų ir man labai džiugu, kad antrą kartą vėl buvo įvertintas Rokiškyje, dabar laukia kryžių apdovanojimai, kuriuose esu nominuotas.
Bet kažkaip po Rokiškio festivalio įvertinimo prasidėjo naujas etapas. Buvo iki Rokiškio ir nuo Rokiškio festivalio prasidėjo naujas etapas. Ir šitas apdovanojimas, nežinau, ar tai likimas, bet aš netikiu, kad kažkokie atsitiktinumai gyvenime vyksta taip, kaip turi vykti. Džiaugiuosi, kad vėl buvo vertintas Rokiškis, nes man labai jaukų jausmą kelia tiek Rokiškio festivalis, tiek žmonės, kurie šiandien ne pirmą kartą. To labai sekasi. Taip, sekasi. O dabar kryžiam pristatytas už tą patį už ką? Ne, kryžiam pristatytas už kitus du vaidmenis. Vienas filmo yra Jurgio Mačiūno, labai iškilaus, gal nelabai populiarus Lietuvoje, bet išėvėjęs Lietuvę, New Yorko kurso ir išradusi naują meno tėkmę Fliuksus. Labai įdomi asmenybė ir manau, kad pasidomėkit, kas nežinot. Jis lietuvis ir varė nerealiai, tik lietuvis taip galėtų. O kitas Oskaro Koršunovo Išvarėmis, kuriame teko vaidinti. Labai dėkui už visą šitą sėkmę. O taip pat aš džiaugiuosi, kad Rokiškio festivalis jis yra reikalingas. Bet ir kiek kartų tai kartotume, aš nežinau, žinoma atsipostą tai girdėti. Čia tik žinokit, tai sveika yra visiems, kuriems yra sveika. Atvažiuot pas kitus žmonės pasidalinti. Ir priėmimas yra labai kultūringas, žmonės kultūringi, yra išprusę, svetingi, malonūs, mandagus. Tai įkvėpia, kaip minėjau šioje žmogiškumas įkvėpia žmogiškumas. Aš suvokiu, ką kalbėjau. Ir elkite žmoniškai, kiek įmanoma. Kiek galima elkitės, skleiskite žmogiškumą ir didžiuokite savo žmogiškumą. Gana savotiška, bet matyti iš esamoj padėtį, kada mes svarstėm, buvo pati optimaliausia. Kodėl? Galvoji? Gerai. Su festivaliu. Penki buvo tikrai labai žavūs, labai puikiai atliko savo vaidmenis Vilniaus Lėlės teatre, teatro spektaklyje suaugusiems. Gražus, perspektyvus aktorių ansamblis. Tai dar tik pradžia. Aišku, dar lengviau. Ačiū visiems, kas prisidėjo rašyti. Ir, ta prasme, ir rimta Lėlės spektaklis. Pasakykit, kodėl tai perspektyvu. Šiandieną iš tikrųjų Lėlių teatras yra puolamas diletantų ir turėjus su žiūrovu. Ir čia aš kalbu apie spektaklį suaugusius repertuarą. Ir tai jis vyksta kartu. Tai šis spektaklis, Jūratė Pastovas, spektaklis suaugusiems, iš tikrųjų jis yra kitoks, labai chuliganiškai interpretuoja žinoma legendą apie Jūratę festivalį. Ir jauniesiams aktoriams, manyčiau, šis apdovanojimas, šis pastebėjimas ir vertinimas iš tikrųjų bus reikšmingas ir bus paskata toliau būti drąsiems scenoje, nebijoti išankstinių. Kad mes draugaujam pastoviai Šiauliai su jumis ir pastoviai jums užtaisom nemalonumų. Tai atidarimo, tai uždarimo. Kada reikia maitinti visus. Viskas gerai sudėliota. Reiškia, labai man šiandien patiko gerbiamo Žemės ūkio ministro vicemero žodžiai apie teatrą. Rudenį prižadėjo teatrą. Mano kolega pajuokavo, tai bus pats brangiausias mums teatras. Tai va, už pigesnį mes. O jums noriu atminimų jūsų šeimai įteikti 2 paskutinius mūsų teatro leidinius apie garsų mūsų artistą amžinatilsį Praną Piauloką ir tokią knygelę, kur, kadangi teatras pernai atšventė savo 80-metį,
prisiminti.